Mes, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokiniai, suvokime ir sutinkame, kad teisės yra svarbios, nemažiau svarbios yra ir vaikų pareigos. Kodėl, galite paklausti jūs? Todėl, jog laikydamisi teisių ir pareigų, vaikai užauga ne tik sveikais, laisvais, laimingais, bet ir gerais žmonėmis. Europos Sąjungoje vaikų pagrindinės teisės. Teisės be pareigų neegzistuoja. Mes žinome, kad visi vaikai turi teisės ir pareigas. Mes turime teisę būti mylimi ir prižiūrimi. Ir pareigą kitus mylėti ir prižiūrėti. Mes turime teisę į kvalifikuotą gydymą. Ir pareigą rūpintis savo sveikata. Vaikai turi teisę mokytis. Ir turi pareigą stropiai mokytis. Mes turime teisę mokykloje būti mokytojų gerbiami. Ir gerbti savo mokytojus. Mes turime teisę į savo nuomonę. Ir turime pareigą išklausyti kitų nuomonę bei rūpestingai priimti sprendimus. Mes turime teisę klysti. Ir pareigą mokytis iš savo klaidų. Mes turime teisę gyventi jaukiuose namuose. Ir pareigą padėti juos prižiūrėti. Vaikai su negale turi teisę į specialią priežiūrą. Kiekvieno pareiga padėti prižiūrėti kitus, kuriems reikia specialios pagalbos. Mes turime teisę sveikai maitintis. Ir pareigą nemėtyti maisto. Mes turime teisę sužinoti naujų dalykų apie mus supantį pasaulį. Ir pareigą dalintis žiniomis su kitais. Mes turime teisę žaisti. Ir pareigą priimti į žaidimą kitus. Mes turime teisę, kad su mumis elgtųsi pagarbiai. Ir pareigą gerbti kitus. Mes turime teisę, kad mūsų nemuštų. Ir pareigą nemušti kitų. Mes turime teisę būti apsaugoti nuo sunkaus darbo. Ir pareigą padėti kitiems atlikti mums prieinamus darbus. Teisės yra svarbios, nemažiau svarbios yra ir vaikų pareigos. Kodėl, galite paklausti jūs? Todėl, jog laikydamisi teisių ir pareigų, vaikai užauga ne tik sveikais, laisvais, laimingais, bet ir gerais žmonėmis.